Tai sveikinuosi šią džiugę popietę su iškilme ir pasididžiavimu. Sutinkam knygą apie vienos moters, Kazimieros Kairiūkštytės Galaunienės, bet kartu ir apie visos mūsų tautos likimą, išgyventą istorijos vingį, dramą ir traumą, kuri yra palietus ir tą kartą, ir vėlesnes kartas. Ir tai nutinka ne taip dažnai. Tokia iškilmė su pagarba dar rečiau, tenka tą pripažinti, kad kalbama per mažai, kalbama per retai, dažniau per šventes, minint trėmimo sukaktis, bet šiandien mes norim tą keisti, norim kalbėti ir čia pačios Giedrės kvietimu susibūrėm tie, kuriems tai rūpi, man kaip istorikui, Mihalai Birutei kaip teatro pasaulio atstovai, žmogui, kuriančiam, vaidinančiam ir taip pat Tadui, kuris per fotografo objektyvą žvelgia, ieško, susitinka, bendrauja su tremtiniais ir tai jam irgi rūpi giliai iš esmės. Tai turim tokią skirtinę progą, retą progą. Knyga yra atskaita, atspirtis, bet kalbėsimės ir apie knygą, ir apie tai, kokius laukus, kokius vartus jinai praveria. Tai pradžiai prašyčiau pačios Giedrės, bet glaustai, ar taip kaip norisi, pabrėžiant, atskleidžiant tas Kazimieros arba šiltai nuoširdžiai vadintos Kazytė asmenybės bruožus ir taip pat galbūt tą vingį, tą jūsų susitikimą, kada buvai įpareigota, lyg ir paprašyta to laiškynų pasirūpinti, tai būtų mums visiems dar kartą svarbu ir reikšminga tą išgirsti. Ačiū, Vykintai. Kazimiera Galaunienė 30 metų dirbo Čiurlionio muziejuje. Apie 15 metų ji vadovavo liaudies meno skyriui. Vėliau dar ilgus metus dirbo Galaunių namuose, kurie šiam muziejui priklauso. Į šis muziejus jie priėmė praėjus vos keliems mėnesiams po tremties. Jinai grįžo birželį ir rudenį jinai jau buvo laikinai priimta į Čiurlionio muziejų. Prieš tai ji dirbo Vilniuje istorijos institute ir istorijos ir etnografijos muziejuje. Savo kolegų buvo kalbinama bandyti grįžti į buvusią darbovietę, nenorėjo. Nenorėjo, matyt, nujausdama, kad šitame muziejuje jos laukė toks tylus, neišsakomas palaikymas, suprantant, iš kur jinai grįžo, bet kartu apie tai nekalbant. Ir Valerija Čiurlionytė Karužienė buvo pagrindinis žmogus, kuris jie rūpinosi, kaip Kazimiera rašė, mane egzaminavo, buvo priimta laikinai, paskui liko dirbti tuos ilgus metus. Kai kas žinojo, kur jinai praleido 3,5 metų prieš įsidarbindama čia, bet apie tai nebuvo kalbama. Aprašydama jau laisvoje Lietuvoje, aprašydama savo darbo istoriją, matyt kažkieno paprašyta ir išlikęs juodraštis, įpasakojo, kaip dirbo Vilniui, tada buvo pertrauka, nubloškusi mane į Archangelisko miškus. Viskas. Daugiau nieko jai nesinori, nemato, nėra būtinybė sakyti. Ir dėl to tas nutylėtas laikas ir tas sąlygas, su kuria jinai atėjo į šį muziejų, ir aš labai džiaugiuosi, kad grįžo su knyga, tai yra iškritęs, nutylėtas laikas. Ir dabar knyga leidžia šitam laikui, šitai jos svarbiai gyvenimo daliai grįžti į muziejų. Iš pradžių man atrodė nesvarbu, kas ją išleis, svarbu, kad išleis, ir bandymų buvo visokių. Šiandien labai džiaugiuosi, kad šią knygą išleido Čiurlionio dailės muziejus.
Galaunienė savo lagerio archyvą buvo paprašiusi savo artimiausias giminaitės perduoti Galaunių namams po jos mirties. Archyvą buvo iš anksto sutvarkiusi. Šis archyvas, aš drąsiai galiu sakyti, yra unikalus. Jį sudaro daugiau kaip 550 laiškų. Šie laiškai tai susirašinėjimo visuma. Apie trečdalį laiškų yra rašyta iš lagerio, Galaunienės ir jos pagal tą pačią baudžiamąją bylą kalintos jos sesers. Ir 2/3 laiškų rašyti į lagerį. Trečdalis giminaičių, o tas likęs trečdalis yra ypač unikalus, rašytas draugių iš Lietuvos. Ir nemaža dalis rašyta lagerio seserų, likimo seserų, kai anksčiau paleistos moterys rašydavo lageryje likusioms moterims. Tai iš tiesų yra unikalus pluoštas. Jai tą archyvą leido suburti 2 dalykai, man atrodo. Muziejininkės patirtis, muziejininkės įsipareigojimas atminčiai, bet kartu ir ypatinga meilė savo artimiems žmonėms. Tai ypatingas noras palaikyti ryšį su jais, išlaikyti laišką kaip tos artimus žmonės. Aišku, kad tuo laiku, kai iš Lietuvos 10% Lietuvos žmonių buvo ištremta ir įkalinta, laiškų, tas judėjimas, laiškų parašymo kiekis, jisai buvo tikrai labai didelis, nėra abejonės, nes laiškas visada, kai žmonės yra priverstinai išskiriami, laiškai pradedami intensyviausiai rašyti. Įkalinimas, tremtis, priverstinė emigracija. Tačiau didelė dalis tų laiškų taip ir dingo. Vos gauti, galbūt negrįžo į Lietuvą. Daugelis jų grįžo, bet aš beveik, kaip be su tokio apžvalginio tyrimo suformuota nuojauta, galiu sakyti, kad jie dingo jau laisvoje Lietuvoje. Nebuvo tos valstybinės iniciatyvos, neatsitiktinai jos nebuvo, jais nepasirūpinti, nebuvo to paraginimo juos saugoti, juos perduoti. Tai dar ir dėl to šitas laiškų masyvas, Galaunienės lagerio archyvas yra unikalus. Unikalus ir daiktais, kurie jame išlikė, plotkelės gabalėliu, verbos byrančia šiandien šakelė, vyrų lagerio sveikinimais, moterų lageriui. Kas yra šitose laiškose, knygoje iš tų 550 yra 83. Man labai svarbu, kad yra ne tik Galaunienės, kurie sudaro didžiąją laiškų dalį knygoje, bet taip pat yra ir jos artimųjų laiškai. Jie labai gerai leidžia suvokti patirties visumą, ne tik archyvo visumą, bet iš tiesų to išgyvenimo visumą, išgyvenimo mastą. Kiek žmonių jis apėmė šitų 2 įkalintų seserų atveju. Šitie laiškai, kaip jinai pati rašė, jos perskaičius jau tvarkydama, jinai rašė, nenoriu, kad jų paimtų ugnis, juose yra žmogaus patirtis. Žinau, kad jinai išskirtinai vertino ne tik savo, bet bendrai visų laiškus, galvodama, kad juose yra išskirtinis gyvenimo tikrumo tankis. Nors sakau, juose yra patirtis, cituoju Galaunienę, lyg ir ją palaikydama, bet kartu reikia pasakyti, kad šitie laiškai rašyti išskirtinai sunkiom sąlygom. Jie kaip sugeria situaciją, jie ją išsaugoja daugybę smulkių fragmentų, bet kartu nereikia galvoti, kad atsiversime laišką ir ten rasime jos patirties esmę branduolį. To nebus, mes tą turėsim pagauti iš smulkių detalių. Reikia suprasti, kad ir tremtyje, bet ypač lageryje žmonės išgyveno tokį savo gyvenimo laiką, apie kurį jiem buvo sunku kalbėti. Mes matom iš laiškų, kad praėjus metam, 2 metam, jinai supranta, kad jinai visiškai nesupranta, kas su jie atsitiko. Ji nesupranta, tai kur tas gyvenimas, kur jisai prasidėjo su tam tikrais planais, su tam tikrom viltim, tam tikru pasiruošimu savo siekiams, jų įgyvendinimui, kur jisai, kas dabar su juo bus.
Aš sakiau, kad ji buvo kalinta 3 metus, dar pusę metų truko visokie tardymai, perkilnojimai, bet reikia suprasti, kad ji buvo nubausta 25 metams. Jos sąmonė išvažiuojant iš Lietuvos. Tai buvo 25 metai, tai kaip rekrūtai, ar ne? Be šito nepasakomumo ar ne savo patirties, laiškuose labai gerai matom, kaip jinai atsižvelgia į savo artimus žmonės. Labiausiai tai matoma laiškuose tėvui, kaip jinai atsižvelgia į tėvą ir nenori jam sakyti, kaip jinai gyvena ir kaip jie yra, jinai saugoja jį. Kažkiek daugiau pasako laiškuose draugiam, laiškiuose dėdieniam, bet tai irgi formuoja, tai jo susirašinėjimo adresatai irgi formuoja laiškų tekstus ir tai, kas juose pasakoma. Tai jau nekalbant apie cenzūrą, nes cenzūros reikalavimas lageryje buvo labai paprastas, nieko apie lagerį. Tai aišku, kad jo nebuvo laikomasi, tad visokios išimtys, visokie apėjimai jie buvo, bet laišką rašydama, tai žinojau, nieko apie lagerį, kad tas bus perskaityta ir jeigu pasirodys, kad per daug, tai laiškas nežinai, ar praeis pro už lagerio ribos. Tai ir visose šitose įtampose, šitose apribojimuose, jos vidiniuose ir tose lagerio išoriniuose apribojimuose, vis tiek tas patirties daigas toks man kaip želmumo pro tokia perdžiūviso žemės plyšius, jisai kažkaip prasiveržia ir vis tiek laikosi ir ypač skaitant laiškus ne po vieną kartą, matai, kad tokių efemerinių pavidalų, bet juose yra labai daug. Ačiū už tokį jautrų įžvalgų, tokį įvadą. Aš tik pridursiu tiems, kas nesat artimiau susiję su Kazimiera, kad tie kaltinimai, kurie buvo pareikšti, dėl ko jinai buvo nuteista, tai nebuvo kažkuo tai labai ypatingi, išskirtiniai. Tos baudžiamosios bylos dalį, kopijas ir teko ir man peržiūrėti ir ten pagrindiniai kaltinimai, kad jinai perrašinėjo, daugino atsišaukimus lietuviškus, kurie tam metui buvo svarbus, dažnai įprasti, buvo platinami per šokus ten į kišenę ten įdedant ar ten per naktį išklijuojant, prisegant. Tai tokiam bendram fonui. Ir tas elgesys, tas poelgis, aš manau, taip suvokia, kad jis daro tai, ką turi daryti kiekvienas lietuvis. Jinai tą darė ir tada kartu su savo seserim buvo nuteistos. Bet dabar būtų simboliška išgirsti pačios Kazimieros žodžius. Ačiū labai, aš dar keletą žodžių. Irgi kaip Giedrė čia pasakojo, skaitydama va šitą knygą, kažkaip vėl grįžau prie tos temos, nes jeigu matėt mano spektaklį Ledo vaikai apie mano tėvus ir prie Laptevo jūros buvusius, tai prisiminiau, kaip ir sakai, rašyti laišką iš lagerio, mano senelio čia pasakojimas, jisai nėjo balsuoti po karo jau ir jį uždarė į lagerį ten. Ir mama pasakojo, jisai toks buvo labai kategoriškas ir jisai ten nesitaikstė su nieko. Ir kaip sakė, iš lagerio galėjo per metus rašyti 3 laiškus ir tos rusų kalba. Ir rašyti tokias frazes: brangieji, aš gyvas ir sveikas, gyvenu gerai, jeigu galite, siųskit man siuntinį. Ir mama sako, bet tėčiui pasisekdavo vis pridėdavo kokį žodį ir vienas iki parašo laišką: brangieji, aš gyvas ir sveikas, gyvenu gerai, plauku šukuoju į tą pačią pusę. Tai tokie tie laiškai buvo ir aš įsivaizduoju, kad ir ji irgi apie tą patį galvojo, bet kai tu skaitai tos laiškus, aš pačia paskaitysiu keletą fragmentų, tai gali net viską labai po tai žodžiais nujausti, kaip jinai ten jautėsi, rašydama apie tokius tarsi
apie grožį, apie gražius dalykus. Tai keletas fragmentų. Laiškai Juozui ir Vytautui Kairiūkščiams 1953 metų gruodžio 6 diena. Mylimas mano tėveliai ir brolušėlė. Visuomet, kada tik aš jūsų pasilgstu, kada man buvo ko nors sunku, aš svajoju apie sugrįžimą ir jo beribį džiaugsmą. Ir prieš tą šviesią svajonę man blanksta dabarties šešėliai. Bet visa tai jausminė pusė, dar stipresnė protinė pusė. Aš daug turiu tvirtų ir stiprių minčių, kuriomis guodžiu ne tik save, bet kuriomis taip pat ir jūs galėčiau paguosti. Tačiau tam per mažas šis mano popierėlis daugtaškis. Pakartosiu tik vieną jums jau sakytą mintį, kad į gyvenimą reikia žiūrėti plačiai ir giliai. Žiūrėti į jį ne kaip savo asmeninio gyvenimo ir savo artimųjų mastu, bet žmogiškosios dalios mastu, mūsų amžiaus mastu. Tada ir visa tai, ką mes dabar išgyvenam, įgauna savo vietą, darosi suprantama, lengva ir pernešama. Tad su ramia Dievo valiai paklūstančia širdimi, eikim prie kūčių stalo, laužkim plotkelę, tieskim mintyse ją vieni kitiems, linkėdami stiprybės, sveikatos ir šviesios vilties, vėl visiems drauge susitikti savajame lizde. Jonei Garmovienei, 54 metų sausio 1. Naujųjų metų vidudienis. Mūsų grinčiutėje šventiška nuotaika ir išvaizda. Lovelės švariau paklotos, staleliai baltai užtiesti. Ant vieno iš jų dar tebestovi kalėdinė eglutė. Dauguma mergaičių apsėdę stalą rašo laiškelius saviesiems, kitos meldžiasi ar grupelėmis susėdę ant lovelių vaišinasi. Gilų įspūdį paliko pirmoji kalėdų diena, dirbo miške. Ta diena pasitaikė graži jo vieta ir nuostabiai jis čia atrodė. Šarmas per naktį dar labiau buvo padidėjęs. Eglių ir beržų šakos linko po jo baltų svorių. Medžių protarpiuose švietė ir mėlynavo dangus. Ir visur buvo taip šventiška, tylu ir didinga. Tokia pat nuotaika buvo ir mūsų širdyse. Nutarėm nedirbti. Kiekviena savo širdį ir šioj baltojoje gamtos bažnyčioj garbinome gimusi Kristų. Paskui susikūrėm laužus ir lygi sutemos aidėjo prie jų lietuviškos dainos, tokios liūdnos, tokios gražios. Man labai sunku aprašyti tau šiuos įspūdžius. Yra dalykų, kuriuos galima tik giliai pajusti, savo širdį įvertinti ir ten palikti amžinai, kaip neliečiama šventenybė. Šiaip pas mane nieko naujo, tas pat. Sveika, dirbu. Visko esu aprūpinta, nieko nereikia šio tarpu. O jei reiktų ko, labiau negu rūbo, negu duonos, to vis tiek niekas neduos. Nebent netikėtumas, nebent stebuklas. Tad su šiom viltim ir žengiam į 1954-uosius. O gal? Ačiū, mielai Birutei. Daug pasakyta ir daugiau nepasakyta. Ar kokiu įspūdžiu norėtum pats, Tadai, pasidalinti su mumis apie knygą? Ją skaitei ir tų minčių turi. Kas ryškiausia, kas lieka atminty tavo? Ačiū. Iš tikrųjų, man, kaip fotografui, kuris dabar, aš tęsiu savo su tremtim susijusi antrą fotografinį ciklą, mano akis matė, tai aš stengiuosi pakalbinti vis dar
gyvus ir randamus tremtinius ir bendrauti su jais apie jų istorijas, atsiminimus. Mano tikslas didžiausias yra užfiksuoti vis dėlto jų portretą, antropologinį ir psichologinį, tai diptiką, kuris vienas tarsi simbolizuotų dabar esantį žmogų, o vienas tarsi jų leistų panirti į tą atminties tokį momentą, tai tokį kaip ir psichologinį portretą kuriant, kuris dažniausiai yra nežiūrinti mane, o panirusi atsiminimus to žmogaus. Ir šalia rašomąją mašinėlę aš tiesiog užrašau jų keletą paragrafų atsiminimų, sakykime, skaudžiausių atsiminimų. Ir mano tas tikslas iš tikrųjų galbūt ne tiek pasakoti istorijas, kiek dabartiniai, ypatingai sociologiniai aplinkoje mūsų, gražinti žmogui truputėlį tokį šokiruoti ir kritišką mąstymą įjungti ir suprasti, kad iš tikrųjų labai mažai girdim ir atsimenam ir kartais toj kasdienybėj užmirštam tas istorijas, kurios kartojasi dabar po tiek daug metų. Bet grįžtant prie knygos, iš tikrųjų, kai bendrauju su tremtiniais, neretai taip gaunasi, kad tikriausiai atmintis palieka tik arba labai sunkius, arba labai gražius atsiminimus ir jie vis dėlto išsikristalizuoja tokią gan trumpą pasakojimą, gan trumpą, gal tokį impulsyvų, bet kita vertus, ką man padovanoja šitą knygą, susipažįstant su laiškais, ypatingai Kazimieros laiškais kitiems, galbūt man tai vis dėlto pats svarbiausias momentas, tai užpildo tuos tarpus, kuriuo aš dabar jau nebeišgirstu. Nes kodėl taip vyksta, tikriausiai dėl to, kad ką mes atsimenam, mes viską atsimenam retrospektyviai ir žinot, kaip sakoma, vaikystėje, ar atsimenat kas nors lietingą vasarą, tikriausiai nebuvo tokios vasaros. Aš tai neatsimenu nė vienos, nes jos išsitrindavo iš pasąmonės ir likdavo tik tai gražūs saulėti vakarai. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm orų prognozes, tai tikrai taip nebuvo. Tai čia irgi tikriausiai tas ir yra, ir arba mes atsimenam griaustinius tikriausiai, arba tą šiltą gražų vasaros vakarą. Tai ir čia, kai aš klausau atsiminimų, neretai yra tie tokie, didieji atsiminimai, bet kita vertus, Kazimiera savo laiškais dovanoja man tuos tarpus, apie kuriuos aš niekada nesužinočiau kitaip, nes tai buvo vis dėlto rašoma tuo metu, impulsyviai ar apmąstytai be abejonės, bet kita vertus vis vien iš tos dienos perspektyvos ir tos dienos perspektyvoje tie pasakojimai, jie tampa tokie beproto įdomiais ir kartais netgi galbūt sakykim tokiais paprastais pasakojimais, priartinančiais prie žmogaus kasdienybės ir galbūt net leidžiančiais truputėlį pajusti, kad tose momentuose, kada buvo beproto sunku, šalta, sudėtinga, skaudu, buvo tam tikrų akimirkų, kurios leisdavo pasimėgauti, kaip pati sako, knygos puslapių, kai valanda ar kelios valandos skaitimo tampa kažkokiu beprotiškai gražiu ir nuostabiu atsiminimu, kuris, čia galbūt aš neverta per daug man dabar skaityti, nes Birutė iš tikrųjų labai gražių atsiminimų paskaitė jau, bet kita vertus, ir akcentuoja, kad maloniausios čia dienos, tai poilsio, kada per visą dieną gali pasilikti savoje lovelėje su knyga rankose. Ir žinot, kaip išgirsti tokį sakinį, atrodo, aš kažkaip ir matau ten kažkur kaime galbūt, ar ne, gražioje lovelėje. Ir suprantat, kas vyksta, dabar tu įsivaizduoji, tai ir pagal savo gyvenimą tu matai. Ar jums nebūna taip, kad jūs skaitot knygą ir jūs stebuklingai siužetas vyksta jau jūsų kaime kažkur. Man visada taip yra. Jeigu aš nežinau, nesu matęs to filmo, man viskas vyksta mano močiutės kaime. Tai vat ir čia aš matau kažkuria mano močiutės trobos kampe, sėdint Kazimierą ir skaitant. Bet kodėl aš tai sakau, todėl kad tada aš suprantu, kad egzistavo ir džiaugsmo akimirkos, ir skausmo akimirkos, ir tie galbūt net kasdieniai paprasti dalykai, tokie kaip, čia galbūt, aš nežinau, ar tai yra svarbu ar nesvarbu, bet kita vertus netgi Kazimiera tam pačiam laiške Jonei Garmuvinė akcentuoja, kad kartais būna tų pokalbių nemalonių, kai pavyzdžiui tarp kitų žmonių išgirsta apkalbų ar kažkokių tokių kasdienių dalykų, kas kartais vyksta ir mūsų kasdienybėje. Ne viskas tik tai yra arti Dievo arba arti, nežinau, pragaro, bet kita vertus yra ir tų
grožio ir yra tų kasdienybės momentų, yra to pavargimo, yra to nusivylimmo kažkokie, galbūt, sakykime, idealizmo tam tikro ir tai ateina per tos kasdienybės pastebėjimus jos. Ir man buvo galbūt tai pats įdomiausias dalykas, tuos tarpus, kurių aš nežinau užpildyti Kazimieros pasakojimais. Tai mane labai priartino prie tremtinio kasdienybės. Ačiū. Tadas palėtė tokią jų ir mūsų gebėjimo ar mėginimo ir kartu tokio neišsipildžiusio pajautimo ar pabuvimo jų vietoje. Palėtė temą, kuri man atrodo lydi tremti šitą lauką. Tai, kas buvo nuolatinė būsena mūsų politiniam kaliniam ir tremtiniam, mums netampa būsena, mums tiesiog sukelia vieną ar kitą emociją ar tokį pasibaisėjimą, ar gailestį, ar nuostabą, bet ta būsena, kurią jie gyveno ir buvo joje, nėra taip išgyvenama, kaip kad mes šiandien būnam. Galbūt su tuo būtų susijęs mano klausimas Giedrei. Ir pati komentuodama įvadą, rašydama šiai knygai, kalbėjo apie tai, kad artimieji palaikydami represuotusius patys prisiimdavo dalį jų tos skaudžios būsenos, patys tapdavo paliesti, patys lyg ir oficialiai, formaliai nerepresuoti, bet prisiimdami tą tokią širdgėlą ir skausmą, tapdavo paliesti. Tai kaip pačiai dirbant su tais laiškais, su tokiu milžinišku laiškynu ir taip atidžiai, įdėmiai skaitant ir tokį tinklą visų ryšių, santykių atkuriant, kaip pačiai, ar nesijauti tu paliesta tos skausmo, tos neteisybės, to viso baisaus dalyko, ką teko patirti ir Kazimierai, ir jos likimo draugėms. Negalėčiau pasakyti, kad buvo lengva skaityti laiškus. Bet laiškus bendrai nėra lengva skaityti, nes tu eini kito žmogaus asmeninį pasaulį ir tu nežinai, kokie emocijos proveržiai, kokie atvirumo laipsniai ten rasi. Buvo daug lengviau, kai jau atrinktus laiškus pradėjom skaityti dviese. Tada atrodė, kad turim tą paralelų pasaulį, ne mano vienos galvoj visą tai telpa, tikrai jautėsi labai atoslūgis. Dviese su kuo? Su Eduardu, su savo vyru, kuris man padėjo visus juos surinkti. Bet šitas sunkumas, tas skaitymo sunkumas, čia yra labiau apie darbą. Aš turiu pasakyti, kad bendrai perskaitimas archyvo ir jo rengimas knygai, jisai manęs neliūdino anaiptol. Man pačiai šitas buvo keista. Matai, tas liūdesys yra tada, kai tu esi kaip meniniam kūriny, ir ne, kai tampi vienu iš veikėjų, kai su jais susilygini. Bet tas tyrimas ir skaitimas visumos, matymas daugybės laiškų vienu metu, kurie tau pradeda sieti, jis įjungia tokią refleksinį atstumą. Kada tu matai juos visus iš karto ir kada visa tai tave neliūdina, bet tvirtina. Ir man tokio tvirtumo jausmas, tai, kad tu sužinai tą situaciją ir esi jai pasiruošęs, kad iš principo taip gyvenime būna, matyt, tai teikia tvirtumą. Dar labiau nustebinsiu, aš atėjau visiškai atsitiktinai tremties temą ir galvojau labai trumpam, porai mėnesių, nes laiko tai nėra. Aš labai norėčiau joje likti. Aš labai norėčiau ir ilgai gyventi ir taip sudėlioti savo darbus, kad
tokio pobūdžio knygų būtų, bent 18. Ir kad jos būtų matomos kaip knygų serija, kuri liudytų tam tikrą mūsų kultūros dalį. Vis tik 10% žmonių ir dar paveiktų šeimų. Tai yra nebejotinai mūsų kultūros dalis. Ir kad jinai turėtų nenutylėta, labai aišku, lengvai parodoma kiekvienam mokiniui ar kažkada susidomėjusiam žmogui tokį knygų seriją, tai būtų labai paranku ir labai aišku, kas yra mūsų kultūra, kokia jinai yra ir koks yra liudijimas būtent šitos jos dalies. Čia turiu priminti, kad represuoti, įkalinti, ištremti buvo ne mažiau kaip 200 000 Lietuvos gyventojų, 200 000. Tai koks čia miestas, pusė Kauno, maždaug. Tai pirmieji trėmimai 41 metų, birželio 14, bet areštai jau anksčiau prasidėjo, karininkų ir kitų. Ir trėmimai, daugelis jau visiškai beprasmiški, tęsiasi iki pat 53 metų. Pavasarį dar tikrai buvo tokių, kurie buvo tremiami. Ir taip kaip Giedrė sako, tvirtina, kad tai yra mūsų kultūros dalis. Jinai gerokai išplečia tokia įprasta mūsųse įsivaizdavimą, jog tai yra istorijos dalis. Bet istorija tokia pasyvi, jinai taip aktyviai nedalyvauja pačios visuomenės gyvenime, nekuria jos taip tiesiogiai kaip kultūra, kuri atspindi. Norėčiau klausti ir mielos Birutės. Žinom, kad aktoriai vaidina, bet jūsų atveju, kai jūsų šeima paliesta tiesiogiai ir apie tai nebuvo tylima jūsų šeimoje, tai ar vaidinant, o gal visai nesistengėte atsiriboti, gal jūs kiekvieną kartą išgyvenat tą ir tokiu būdu gyjate ir gydote kitus? Svarstau. Man tai pirmiausia, kadangi aš rašau dramaturgiją ir man pirmiausia yra labai svarbu parašyti, nes tai parašyti tą pjesę, kaip Ledo vaikų atveju irgi jau, kaip Giedrė sakė, galvoju trumpam, o paskui dabar ir Joanos antras spektaklis Mąstanti barako širdis, apie Joanos Ulinauskaitės Mureikienės knygą, irgi likimo išbandymai, irgi kuri partizanė buvo ištremta pokario lagerį, kažkaip ir taip su ja susipažinau irgi, taip užkabino tą istoriją ir norėjosi sujungti ir su žydų genocidu, nes man labai skaudi tema irgi buvo, kodėl sako, kad žydų genocidas buvo, lietuvių nebuvo. Tai jau seniai ta mintis buvo, kad yra apjungtas terminas ir tada dar karas prasidėjo, tai tada galvoju, reikia dar ir tą trečią genocidą, ir žodžiu tas spektaklis jau kitoks negu Ledo vaikai, bet aišku, scenoje, kai jau tu parašai tą dramaturgiją, scenoje yra daug dalykų, kurių tu pasakai ne žodžiais. Ir tas veikia žymiai stipriau iš patirties, negu skaitant, nes tu išgyveni. Jeigu kalbant apie Ledo vaikus, tėvų istoriją, tai man didžiausia nuostaba buvo, kai aš jau sugalvojau, kad aš kažkaip iš pradžių galvojau užrašyti tiesiog tuos prisiminimus, apie spektaklį dar negalvojau. Ir kai mano mama, sakau, ką tu tai prisimeni, ir mama pradėjo pasakot, kokios gražios ten buvo pašvaistės. Ir man buvo taip keista, aš jau galvoju, jinai pradės, kaip čia trėmė. Sako, bet ten tokios gražios pašvaistės buvo, ten tokios gražios žiemos, ir jinai man pradeda pasakoti apie tą grožį. Ir gal tas ir davė, ir mama paskui sako, bet tai čia suaugusiam buvo baisu, mūsų tėvam, o mes tai buvom vaikai. Tai mamai buvo 4 metukai, kai išvežė, tėčiui 6, ir ta istorija, kad jie užaugo vieno jurtoj kartu. Ir tada ir pagalvojau, kad
tikrai, nieko jie nesuprato ir tada kažkaip taip pajutau, kad noriu mergaitės vardu pasakoti tą istoriją ir taip paradoksas, bet spektaklį darėsi, kai taip šviesiai pasakoji, tai dar skaudžiau visą tai skamba nuo vaiko vardu, kuris nieko nesupranta. Tai ir, kaip sakai, Giedre, man tas spektaklis irgi taip viskas intuityviai. Jis tokia kaip malda. Kiekvienas sykį aš einu kaip pasimelsti sceną ir jaučiu, kad tas tvyro ore. Tu tarsi tokia terapija, kaip į bažnyčią atėjus. Tu kaip pasakoji to vaiko vardu ir taip pereini per jų gyvenimą ir visą tai išgyveni. Ir išeini tikrai kažkaip giliai mes taip, yra mumyse giliai tie sluoksniai, kuriuos mes gal, kaip ir daugelis žmonių, ledo vaikai, neįsiu, bet remti nenoriu girdėti. Ir taip, kai paskui ateina netyčia, ir kai tie žmonės išeina ir kažkas tarsi, ar jie prabliauna ten visą spektaklį, nes aš jau tik išeinu, pasakau pirmus žodžius ir jau matau, ten verkia keli. Galvoju, aš dar nieko iš vis spektaklio nepradėjau, bet kažkokia turbūt ta energija jau eina. Ir man atrodo, kad tai ir yra. Aš tada supratau kažkaip, kai eini pas psichologą, kad tu išsakyti tai, kad tu ten net sąmoningai nežinai. Tai man atrodo kažkaip pas mus, tas aukos jausmas, aš irgi nebuvus ten, bet kažkoks tas aukos jausmas iš kažkur, tai man atrodo ten iš tėvų, senelių mes visi atsinešam. Ir kažkaip, kad ir mes tokie esam, ta lietuviai tokie, aukų tauta. Ir kažkaip man su kiekvienu spektakliu, aš jau nežinau, virš 100 suvaidinau per tuos metus kažkokios vis daugiau šviesos ir stiprybės. Ir labai gerai mano tėtis, dabar jam irgi 92 metai, kaunietis. Ir jisai, kai buvo, dar mama gyva buvo, pažiūrėjo spektaklio premjerą ir tėtis sako, bet šitas spektaklis tai ne mum. Sako, čia jauniem jisai. Sako, mes tai ką, jau mes visą tai žinom. Ir taip kažkaip man gera, kad į jį dabar eina, aišku, mokytojai veda tos gimnazistus į jį, bet kai gimnazistai išeina sukrėsti, ne 100% aišku, bet kokia ten, tarkim, 50. Kai sako, mokytojas paskui parašo, prisiminiau, viena mokytoja rašo, sako, mūsų berniukai man pasakė, mokytoja, mes visokių siaubekų dabar žiūrim, bet tokio tai dar nematėm. Jie sukrečia kažkaip kažkas. Tai ir aš jiems visą laiką prieš spektaklį sakau, vyksta karas Ukrainoje. Ir bet kokią dieną gali taip atsitikti Lietuvoje. Ir sakau, šitas spektaklis jūs tiesiog moko, kaip išgyventi ir kaip mylėti. Ir kažkaip jiems tas karas dabar Ukrainoje, dabar visiškai kitaip, dabar jiem kažkaip aš jaučiu, kad kažkokios stiprybės jiem duoda. Gal ten nesąmoningai dar, bet tikrai turi prasme dabar tas. Ir aišku, teatras, jis tu nieko. Tai pasakai kelius žodžius ir čia kaip kelis puslapius perskaitai, ten viena intonacija gali tą padaryti. Man norisi truputėlį pridėti, paminėjot vaikus, tai gal aš iš savo kampo ir visiškai neseniai tiesiog ėjau į dukros mokyklą ir ten mes kalbėjom apie tremtį. Pasikviečiau Algiuką iš Sibiro vaikų, tai buvo didžiausias stebuklas, nes vaikai visi ėjo į Sibiro vaikų vaidinimą, į teatrą. Ir man, aišku, impulsyviai kilo mintis, jeigu aš turėdamas visas galimybės jos klasėje ir jos mokyklai nesuorganizuosiu pasakojimą apie savo darbą, apie tremtį, apie pasakojimą šitą, kažkaip bus tarsi pamesta galimybė vaikam papasakoti apie tai. Ir būtent taip įvyko, prišnekinau Algimantas Tatjana, kuris ir yra apie pagrindinį Sibiro vaikų herojus, tas bekosiantis berniukas. Ir man buvo toks stebuklas iš tikrųjų suprasti du dalykus. Tai visų pirma, koks stebuklas yra kuriant fotografijas ar vaidinimus teatrą, ar rašant knygas, koks stebuklas yra rasti būdą prieiti su tokia, aš jau galima taip išsireikšti, sakralia tema prie jauno žmogaus, bet jį sudomint yra labai svarbu.
Nes man atrodo, dabartiniam pasaulyje iš tikrųjų yra labai didžiulė problema, kad mes toj informaciniai terpėj tokioje esam taip pasiklydę, kad mes neturim ir to laiko akademinį kažkokį straipsnį skaityti apie tai. O jeigu atrandamas tas būdas papasakoti, parodyti, tai yra didžiulis džiaugsmas ir ypatingai jeigu tai yra, vaidinimas, tarkim, man atrodo, tai labai paveiku. Bet dar labai norisi akcentuoti vieną gražų dalyką, tai ant kiek vaikai, galima sakyti, paprastai ir suvokia, tai aišku, jie supranta tradiškumą, bet man labai patinka jų klausimai po to. Nes jie yra tokie klausimai, kurie, aš nebereikalo pabrėžiau žodį sakrali tema, nes mes bijom užduoti tam tikrus klausimus, kuriuos užduoda 9-mečiai. Ir jie užduoda labai tiesiai ir labai primityviai, tarsi jie kalbėtų apie savo filmo herojaus, apie to pačio Algiuko gyvenimą. Aš matau, kad Algiui jam jau arti 90 metų ir jam labai sunku atsakyti tai, bet jie tiesiog nuoširdžiai paklausė, mes bijotumėm paklausti tą. Aš dabar gal nelysiu į kuriuos klausimus, bet jie paklausė paprastų dalykų, labai paprastais žodžiais, bet jie yra skaudus dalykai, bet nieks jų nebepaklaustų taip. Ir vaikai įjungia tą aktualizavimą ir galbūt labai tokį teisingą požiūrį, kad tai turėtų būti kuo daugiau kalbama ir kuo mažiau sakralu, svarbu, taip gerbtina, taip ir kuo daugiau šnekama, bet kad tai nebijotume mes tos temos. Prisiminiau klausimą mergaitės irgi 5-metė, nes vis atsiveda vaikus ir kažkaip žiūri vaikai tos, nes mergaitės ir mergaitė, irgi mano draugės mamos sako, klausė, grįžo namo, mama, o tai ką ten jie jurtoj valgyti neturėjo, ko, kad visi duonos prašė. Ir jinai sako, ir aš jau tą vakarą aiškinu, kad tada nebuvo iš visko valgyti, kaip šiuolaikiniam vaikui net sunku. Duonos prašai tik tada, kai nėra ko valgyti. Bet norėčiau dar truputį Tado gal pratęsti ir klausti, pats bendrauji dar su, nesinori taip tarti, bet vis dėlto bendrauji dar su paskutiniais gyvais esančiais tremtiniais. Aš daug metų lankiau laisvės kovų dalyvius, kol dar jų buvo gyvų. Ir kaip pačiam Tadai, kaip atrodytų, ir čia laiškuose buvo, net kelis kartus Kazimiera sako, kai sugrįšiu, tai aš jums viską papasakosiu. O čia tai nėra laiko, čia nėra vietos. Bet tai, ką aš esu supratęs, sugrįžę, sulaukę laisvos Lietuvos, sukūrę šeimas, auginantis, jie nepasakoja tų savo tikrųjų būsenų, intuityviai ar ne, bet jie žino, kad niekas jų nesupras taip, kaip galėtų suprasti jų likimo draugai ir draugės. Ir vis dėlto, tu bendrauji su jais, malonus, jie be galo džiaugiasi, kad jų išklausai. Bet iki galo jie nėra mums pasiekime. Ar tu tą sutiktum su tuo, ar tu dar kažką kitą dabar jau lankydamas pajauti? Aš manau, kad aš sutikčiau su tuom ir galbūt iš dalies sutinku dar ir su tuom, nes dirbu ir su kita tema, bet čia kas kita, su litvakų tema, su holokausto tema. Ir juk ir yra terminas tylioji karta. Tai tylioji karta ir yra ta karta, kuri buvo ir kuri prisilietė. Ir mažiausiai, ko jie nori, tai dar kalbėti apie tai. Deja, jiem taip jau gaunasi, kad kažkas toks kaip aš, arba gerbiama Birutė, arba kažkas kitas ateina prie jų ir klausia jų. Ir iš tikrųjų klausimas, ar jie tikrai mėgaujasi šito dalyku. Ir aš nekartą esu susidūręs su momentais, kad vieni pasako, kad nieks manęs nenori klausyti ir nieks neklausia. Bet daug daugiau žmonių sako, aš jau tiek kartų pasakau, kad aš nebegaliu dar kartą pasakoti. Tai va, kita vertus, aš nežinau, ar tai yra nusivylimas, ar tai yra saugomas savęs nuo atsiminimų. Aš kartais bijau juos kalbinti, nes galvoju, ar aš kartais nesukelsiu širdies smūgio dabar per šitą dieną mano kalbos.
Bet jie, aš manyčiau, kad taip išlieka tam tikros detalės, kurių vis dėlto jie nepaliečia. Bet tikriausiai čia dar nuo to kalbėtojo labai stipriai priklauso, kaip jisai spaudžia, jeigu galima taip sakyti, tą pasakotoje. Bet aš pritarčiau, kad egzistuoja ir apie tremtį tas tyliosios kartos laikotarpis ir aš manau, kad labai intensyviai suintensyvės iš tikrųjų tremties tema, kai pradės jų vaikai ir anūkai domėti šitą temą labai stipriai. Ir jie tikrai tai daryti pradės. Ir jau pradėjo. Ir mes matom daug iš tikrųjų dalykų. Ta prasme, aš pats įsivaizduoju, kad aš kuriu tam tikrus dalykus, kurie mano amžiaus grupė arba jaunesni žmonės mato, arba aš juos per prievartą maitinu šitą informaciją. Bet kita vertus, aš pradedu jausti pareigą, nors aš asmeniškai šeimoje neturėjau, aš nesusidūręs dėl to, kad matomai nebuvo tokie, nebuvo jokios močiutės neišvežė, bet kita vertus jį buvo sąrašuose. Bet kad aš turėčiau artimą giminaitį, kurio istoriją aš iš tenai pasakot galėčiau, taip nėra, bet aš jaučiu didžiulį norą, aistrą tai pasakot, nes man tai labai svarbu. Ir mes pradedam tai matyti, galbūt čia yra, kaip matome kartais ir sakome, kad tremčiai tarsi truputėlį per mažai dėmesio. Lietuvoje ypatingai, kad mes per mažai apie tai šnekam, bet tik begalė literatūros yra parašyta. Bet kita vertus, tai netampa populiariaja kultūra. Ir kai aš matau, kad tai tampa populiariaja kultūra, su skirtingais formatų, bet pavyzdžiui, kad ir šita laiškų knyga, ar vaidinimais vėlgi grįžtant, ar fotografija, tai ir yra ta jau kita karta, kurie vis stipriau ir stipriau kalbės ir vis stipriau gilinsis į šitą. Bet taip tie žmonės ganėtinai susilaiko nuo tam tikrų pasakojimų. Galiu pritarti. Man tai atrodo irgi, apie ką sakai, Tadai, kaip pavyzdžiui kol žmogus gyvas, kažkaip tai, kažkaip viskas žymiai vėliau įvyksta. Pavyzdžiui, aš galvoju apie partizanus, kai jie visi jau beveik žuvę ir kai 91 metais galvoja, iš kur buvo ta tautos energija, tai jinai, man atrodo, ir buvo išlikusi iš tų jaunų žmonių, kurių jau nebėra seniai, bet kažkas išlieka. Tai lygiai tas pats, man atrodo, ir su tais tremtiniais, kurie dar dabar gyvi, dar jie neįdomus. Bet jie pavirsta mitu, jie pavirsta aš su mama labai kažkokia mistika. Kai mano mama mirė, aš Ledo vaikus vaidinau ten ir iki tol, ir po mamos mirties. Aš kaip po mamos mirties vaidinu toliau tą spektaklį, aš neįsivaizduoju, kas vyksta, aš išeinu į sceną, man toks jausmas, kad jinai iš ten tokią energiją duoda. Ir sako, kad perdot, tai kažkaip, nebejoju, kad tai yra ta jų stiprybė ir ves toliau, ir jeigu vėl bus kažkokios invazijos ir kariniai veiksmai ir okupacijos, tai tampa mūsų tautos kažkokiu giliu pagrindu. Ir tas, kaip sakai, ir vaikai, ir anūkai, ir kurs ir filmus, ir spektaklius, ir rašys. Labai tikiuosi, kad bus intensyviau, nes man atrodo, mes privalom tai daryti. Mes turim labai mažai populiarioje kultūroje pasakom apie tai. Aš manau, kad tragiškai mažai, aš nežinau, kodėl taip yra. Mes nuklystam truputėlį gal į kitas temas, iniciatyvas, o kažkaip tą tremtį taip vis tarsi laukia jinai. Iš dėl tos tyliosios kartos, tikrai tai yra tylioji karta ir vien iš to mano cituoto pasakymo pertrauka nubloškė Archangelsko miškus, viskas, daugiau nieko. Bet kartu yra kelios išimtys, kurios man atrodo labai svarbios. Jie kalbėdavosi vieni su kitais. Jau po pirmo šitos knygos pristatymo prie manęs prieina keli žmonės ir sako, mes su Kazimiera daug kalbėdam apie lagerį, aš irgi esu iš lagerio. Tie žmonės, kurie buvo patyrę tą patį, jie galėjo susikalbėti, jie norėjo kalbėtis ir tie pažįstu tikrai ne vieną žmogų, kuris buvo tiesiog tarsi tylaus charakterio. Nemėgsta kalbėti, kiti ne.
Bet paskui supranti, kad kai jisai sutikdavo kitą žmogų, kuris irgi buvo tremty, bet ne toj pačioj, ne kartu, bet buvo tremty, jisai tapdavo labai kalbus ir jie kalbėdavo be galo. Ką dar noriu pasakyti, laiškai, ypač tų moterų, kurios lagerį, išpaleistas iš lagerio anksčiau, kur minėjau, tas laiškų masyvas ir rašo, susirašinėja su tom, kurios yra lagerį. Iš tų laiškų labai matom, kad kai grįžta į Lietuvą, kalbasi parom. Iš tiesų nenustoja kalbėti su artimaisiais. Kalbasi su vyru, tada važiuoja pas mamą, mama nualpsta ir tada kalbasi su jie kelias dienas. Žmonės turėjo ką kalbėti, reikia suprasti, kad jiems nebuvo leista kalbėti. Kad tas pirmas proveržis, tas tiesiog nepasiduodantis suvaldyti noras kalbėtis su savaisiais ir jam pasakyti, jisai paskui buvo slopintas, nes jie negalėjo sakyti, kur jie buvo, ar ne, ir jie toliau, sakykime, ta pati dalis buvo tarsi išteisinti, bet Kazimiera tai grįžo tik dėl to, kad jos brolis pažadėjo, kad jisai prisima atsakomybę, kad jinai nenusikals. Jinai prašo, jai yra be galo nesmagu dar mesti, dalinti šitų likimų su broliu, nes kad jisai gali būti apkaltintas, jeigu jinai bus apkaltinta dar ko nors. Bet prašau, tai 9 metai, jau Stalinas tai prasidvėsojo. Taip, bet Lietuva ėmėsi savo iniciatyvos neleisti, sakykime, tremtiniams grįžti į Lietuvą. Čia jau, ta prasme, tas tęsis reabilitacija. Jinai grįžo 56, birželio mėnesį. Labai didelis atšylimas. Reabilitacija, ne viskas gerai, reabilitacija įvyko 90 metais. Ir jie visada jautė, kad jie dėl to gali būti atleisti iš darbo, kad jie to gali būti paklausti, kad tas jausmas jų visiškai pasikeitė ir kas yra jos atsiminimuose 2006 metais rašytose, jinai sako, kai Lietuva tapo nepriklausoma, aš nustojau sapnuoti tą sapną, kad turiu grįžti į lagerį, pabaigti visą terminą. Taip, tai per tą kitą pusę pasako tai, kad... Išsilaisvinimo neįvyko. Taip, bet jinai pastebi, kad nepriklausomybės laiku, taigi jinai supranta, kad jau labai seniai sapnavo tą sapną, kuris nuolat vis jie grįždavo. Bet ta reabilitacija, jinai ateina po 90-ų, tam tikrą, kai tau pasako, kad tu buvai nekaltas, priešindamas okupacijai. O mano tėčio žodžiai tai sako, liūdniausia dalis buvo ne ten, o liūdniausia dalis buvo sugrįžimas į Lietuvą. Kai ten turėjo slėptis, kai sako, staiga pajutom, kad mes čia trukdom gyventi, sugrįžti. Ir jie va tik iki 91 taip jautėsi. Atsiprašau, jūs sakote, kad mes tarsi tokios neturime gilios ar literatūros, ar tiesiog supratimo, ar gilinimosi, kaip mes galime turėti kaip visą sovietinį laiką. Tiesiog tas buvo slepiama, kiekvienas žmogus, jisai kur, aš dirbau su rašytojų biografijomis, tai tas laikas, kada jie Sibire, tai jisai tiesiog tuščias ir viskas, ir tu nei ten ką nors gali parodyti ar padėti ar ką. Tai mes tik tai po 90-ųjų ateinam į tą temą, tai dėl to viskas paslėpta, užslopinta, užgesinta, draudžia, tai tik toliau. Tai tas yra už tai taip yra, paskui jau prisiminimai tų žmonių mes tai susivokėme, nors ir šiaip žinojom, bet slėpimas buvo beprotiškas. Tas tiesa, bet žinoma ir laisva Lietuva atveria prisiminimų, žinoma, lietuviai prie Laptevų jūros, taip aišku, supurto, bet tokio kūrybai dar tas laikas neatėjęs. Nebuvo to laiko kūrybai, aš manyčiau, tuo momentu aš neįsivaizduoju, kad 91-95 metais kas nors būtų nuoširdžiai norėję tą temą liest, kai aš spėjau, tuo momentu žmonės, man atrodo, ir per arti buvo, bet tuo pačiu gyvenimas buvo ganėtinai sudėtingas ir man atrodo, netgi galbūt nenorėjo tam tikri žmonės liesti, nes iš principo, man atrodo, nebuvo kūrybinio net kaip čia dabar pasakius, gerbuvio, kad liesti tą temą. Galbūt toks savotiškas tas toks
Lietuvos augimas ir atsigavimas. Ir tada, kai jau dabar susidaro tos sąlygos, apie kurias mes dabar galbūt dabartinius laikus kalbam, mes jau turime galimybę pradėti mąstyti apie tai. Galbūt tada tiesiog nebuvo erdvės tiek. Turiu omeny, kad ir laisva Lietuva tapo, bet tų rūpesčių buvo be proto daug ir tada gal žmonės tiesiog atstūmė tą temą truputėlį toliau iš kūrybinio laiko. Reikia pripažinti, kad per laisvos Lietuvos visą laikotarpį labai bendra nuotaika priklausė nuo to, kuri partija valdžioje. Ir tai jau yra ištirta ir atskleista, kad būnant dešiniesiems yra... Mano tėtis, jis toks labai irgi, jie ten kovojo su mama, paskui ėjo ten į visus rinkimus. Ir tėtis, niekaip nesuprantu, pusė tų tremtinių su komunistais nuėjo. Ir ten tarp jų irgi skilimas buvo, žodžiu. Ir tėtis labai išvis nepatenkintas, jis taip apibendrint, taip nešti tą temą. Kaip, net tos prisiminimus, kaip jie gali apie kažkokias balabolkas, ten prisimena kažką. Tai ten tie žmonės skirtingi visi. Tas tiesa. Ir dabar pavardės neskelbiamos labai daug yra. Archyvas ne visas prieinamas. Ir labai griežtai neprieinamas. Aš žinau, kad mes išnaudojom mums skirtą laiką. Dar liūdna tą pripažinti, nes dar turim daug ką pasakyti. Dar galėtume pasiklausyti ir laiško. Man labai patinka viena eilutė. Šiaip norėjau pasidalinti. Man labai patinka, ant kiek kartais ir šypteliu. Vakar darbe truputį kirvių susitrenkiau galvą, tad šiandien atleista. Ir aš norėjau pabrėžti, kad, žinot, keli dalykai. Pirmas dalykas, ne taip juokingai skamba visa šita situacija, bet tuo pačiu, ir truputį juokingai. Tai tokia kasdienybė, kad truputį kirvių, kaip galima truputį kirvių susitrenkt galvą, taip, kad kitą dieną nedirbtum. Ir tu žinai, kokį darbą dirba žmogus, žinai, koks sunkus ir kokia sunki situacija. Bet čia tą ir parodė. Būtent dėl šitų eilučių man labai buvo įdomu skaityti šitą knygą iš tikrųjų. Taip, bet ir toj vietoj, kur pradžiai klausėmės, kur jos pirmą Kalėdų dieną išeina į mišką, gražų žiemišką atranda tą aikštelę ir kaip visos tos moteris nusprendžia nedirbti. Užteks. Iš vis dabar kaip rašyti tokiam lagerių situacijai. Pasiklojus lovelę darau buterbrodėlį darban, paskui mušu aukštą duonos rieką ir bėgu valgyklon pusrytėlių. Ten tokie pusrytėliai. Nežinau, turim nuspręsti, ar tęsiam, ar baigiam laiško žodžiais, paprašė dar mielas Birutės. Čia paskaityti gerai tuoj. Tai va apie tuos pusrytėlius, kaip čia darbo diena, žodžiu. Čia Joniai Garmovienei laiškas 1953 metų spalio 20. Sakai, kad parašyčiau apie save daugiau. Tik kad ta manoji buitelė tokia pilka, jog ir kalbėti apie ją nesinori, bet bandysiu. Pradėkim nuo dienos programos. Kai pro langus pradeda skverbtis balkšva ryto šviesa ir kai pradeda veikti radijo, greitai šoku iš savo dvivietės, dviaukštės medinės lovelės ir bėgu praustis. Paskui rengiuosi. Kol apsirengiu, apsimaustau savais ir gautais rūbeliais. Praeina geras valandos ketvirtis. Tada purtau šiaudinį čiužinėlį, užtesiu jį iš namų atsivežta raudonmargė paklodę, sudėstau savąjį pilkį adijalą, patuškėlę ir visą lovelę apkloju gautų žalių adijalų. Miegoti dabar nešalta, lovelė prie pat pečiaus. Tačiau žiemą gal gerai būtų turėti kokį nors ploną kartuninį čekoliuką. Įkiščiau į jį sulenktą adijalą, būtų ir šilčiau, ir švariau. Bet ir vėl, daug daikčiukų bijau prisiprašyti iš namų, kai reikia kur nors pajudėti,
Labai sunku buvo juos nešioti. Pasiklojus lovelę darau buterbrodėlį darban, paskui imu šaukštą, duonos riekę, bėgu valgyklon pusrytėlių, 7 rikiuojamės ir lydi mus darban. Likščiol daugiausiai dirbau laukų darbus, kasiau bulveles, morkas, kopūstėlius kirtau. Su rąstais ir miške labai mažai teko dirbti. Šiuo metu, kada iš mūsų kitos ten dirba, aš patekau su silpnesniųjų grupė prie bulvių perinkimo. Čia dirbu jau 3 savaitę. Tikiuosi, kad panašus darbai man ir toliau teks dirbti. Normos didelės, neišdirbamos. Tačiau kasdienę maisto davinių 100% nereikia, užtenka ir mažiau. O jei ir tų pačių negali ar nepajėgi išdirbti, tuomet sekantį rytą tik pusrytėlius te gauni. Likusią dienos dalį tada ganykis kaip nori, žodžiu, bausmė pakeliama. Dirbam iki 5, kol pareinam, nusiprausiam nuo rankelių ir kojelių purvinėlius, kol papietaujam, pavakarieniaujam valgykloje ir 8. Tada visos bendrai pasimeldžiam, truputį dar laiškelį kokį į namus kas parašo, dar kas kojines kokią susilopo ir į lovelę. Šeimininkavimu šiomis dienomis niekas neužsiima, laiko nėra, tik sekmadieniais išsikepam sudėtinių bulvių ar sriubos sudėtinės išsiverdam. Vienos buvo puodas, kitos bulvės, 3 cukrus ar spirgiai. Mat dar retai kas čia iš mūsų savo viską turi. Naujokės, gaunamas maistas bendrai paėmus čia neblogas, tačiau kas siuntinukų negauna, sako, kad valgyti visuomet norisi. Pagrindiniai patiekalai pas mus - kopūstų sriuba, kruopų košė. Tad matai, kad pas mane nieko tokio baisaus, nieko tokio sunkaus nėra. Tik pilka. Gal dar Giedrė, ar norėtum tarti žodelį? Tavo didelė patirtis, dirbant su tekstais, kalbinant žmonės, pačius įvairiausius ir kartu ekspedicijose, ir jau dabar miestuose. Ir kaip pačiai, kokią vietą užima šitos Kazimieros Kairiūkštytės Galaunienės ribinės patirtys, kuris ir taip pati glaustai aptarė, sakydama, kad tai yra tos būsenos, kurias išgyvendami žmonės patį aštrumą įgyja be galo didelis toks juslių, toks intensyvumas. Kokią vietą užima šitas tyrimas, darbas, šitas atliktas, jau dabar paskelbtas, jau savo gyvenimą gyvenantis tavo Aš jau prasitariau apie tam tikrą tvirtumą, apie svajonę, kad mums reiktų lietuvių kultūrai turėti tokią seriją. Bet kai kalbėjau apie ribinės būsenas, aš tada iš karto prisimenu Kazimieros eilutę "Aš nesu iš stiprių giminės". Man šita knyga svarbi dėl to, kad laiškose, kasdieniuose laiškose nėra to herojiškumo. Yra kasdienybė. Yra suvokimas, kad tu gali išgyventi gražiai pasiklodamas lovą ir pavadindamas ją lovelę, nors į lovelę ten nelabai panašu. Tai, kad tu tą vieną mažą darbelį gali atlikti su ypatingu rūpestingumu. Aš iš pradžių net nesupratau, kas su ta buitim laiškose vyksta, nes kojinės Adomo su tokiu dėmesiu yra prašoma 5 eilutėm laiško, kai popierius yra taupomas. Bet tu darai tai, ką gali. Tu nesi iš stiprių giminės, bet tu išsilaikai. Man kažkaip tai atrodo yra labai svarbu ir kai klausi moksle, bet mokslui duoda tai, ką ir Tadas sakė, čia atsiranda tas smulkusis tankis. Ta kasdienybės įvairovė, kasdienybės paprastumas, įvairiapusiškumas.
ne didvyriškumas, bet nu, tokie smulkus dalykai, kurie išlaiko dienas. Tai atsiranda ego dokumentika, duoda galimybę tokio smulkaus, detalaus tyrimo, be šūkių, iš tokių smulkmenų, iš kasdienių dalykų, gal taip. Vienas laiškas kaip monospektaklis. Ja. Tai kągi, dėkoju visiems čia esantiem priekyje ir parterį. Ir ar tikriausiai dar galit paprašyti Giedrės autografo, sveikinti, kas nespėjote su šia puikia knyga. Ir linkiu visiems įkvėpimo, pakilios nuotaikos, stiprybės, atsparumo. Viskas sektųsi, Lietuva gyvuotų, esam šventoje Lietuvos vietoje, iš čia taip pat kyla daug įkvėpimo, taigi šis vakaras toks popietė, toks sutapimas. Čia už mūsų nugarų Čiurlionis ir ten Čiurlionis. Tai dėkui visiems.